Trečioji diena konfederacijų taurės turnyre ir Vokietija prieš Australiją. Europos komanda, pasaulio čempionai vokiečiai čia priima Australiją, kuri ne tai, kad priima, ne namie, aišku, žaidžia, bet sustinka su Australija, su komanda, kuri dalyvauja Azijos čempionatus ir šiuo metu yra nugalėtoja. Būtent tokiomis teisėmis Australai yra konfederacijų taurėje. Ir, savaime suprantama, favoritais laikomi vokiečiai, turbūt beveik bet kurios futbolo rungtynės, kuriuose žaidžia Vokietija, ji turi favoritų statusą, nors į šitą turnyrą vežasi eksperimentinę sudėtį. Tikrai nemažai jaunimo, kai kurios didžiausios žvaigždės paliktos pailsėti, kai kurios ir dėl traumų žaisti negali, bet esmė, kad sudėtis vokiečių tokia eksperimentinė, nors ji, aišku, niekaip ant popieriaus netrodo blogiau už kitų komandų dalyvaujančių šitam turnyre, nes paprasčiausiai Vokietija turi tokį didelį talentų pasirinkimą, kad galima drąsiai dvi rinktinės gero lygio sulipdyti. Ir pirmas rungtynės su Australija. Australai nepesti, Australai paskutiniais metais ir pasaulio čempionatuose neblogą futbolą parodydavo ir tikrai rodė ne kartą, kad gali kauti su geromis ir Europos ir Pietų Amerikos komandomis. Turi savo veteranų, patyrusių žaidėjų. Timas Keihilas, kiek mačiau, dar vis kruta už rinktinę, mano labai mėgstamas žaidėjas. Ir aš manau, kad laukia gražios rungtynės. Tikrai turėtų būti atviras futbolas, aš tikiu. Vokietijos jaunimas nori bėgti, nori žaisti, nori kurti ir nemanau, kad bus gynybinis futbolas. Australai kontratakose ir standartinėse situacijose visai pavojingi. Tai tikrai, manau, gražios akiai rungtynės bus Vokietija-Australija, o vis tik turiu likti prie to, kad vokiečiai stipresni ir, manau, pradės turnyrą pergalę, nors niekaip nesitikiu, kad bus lengva ir kad jie galėtų sutriuškinti australus, taipogi neblogą komandą. Įvykis, kurį pasirinkčiau iš tų rungtynių, tai būtų rezultatyvumas, tai yra įvarčiai. Ir aš manau, kad bus daugiau nei 2,5 įvarčio pelnyta. Šitame mače, kaip jau spėjau, vokiečiai turėtų laimėti, bet mano toks užtikrinčiausias spėjimas, tvirčiausias, prie kurio apsistoju, yra daugiau nei 2,5 įvarčio rungtynėse Vokietija-Australija.